esame iš probacijos tarnybos ir šį kartą į žygį leidomės kartu su mūsų prižiūrimaisiais ir jų šeimos nariais. Tai nėra paprastas laisvalaikio praleidimo būdas, tai tiesiog yra bendrystė. Iš Panevėžio esam, važiuojame visus jūsų renginius, labai patenkintas. Rokiškio turizmo informacijos centras. Reprezentuojam Rokiškio kraštą, norintiem dalinam žemėlapius, miestą, rajono. Daug kas susidomėjo vietom, kur pavalgyti Rokiškio mieste ir rajone. Tuo pačiu dar vaišinam Laimutės Sadauskienės šakočiais. Mes esame iš Telšių šuniukų namą. Turėjom šunį vieną. Visą laiką pasiėmam į žygį, atsivedam, tai mūsų jau dabar nežinau, kokius 15 žygį šį metą yra. Mes esam gyvūnų prieglauda Exotic Sos, kuri rūpinasi vienintelė Lietuvoje būtent egzotiniais ir dekoratyviniais gyvūnais. Tai yra triušiukai, papūgėlės. Matom Lietuvos šaulių sąjungo Biržų 501 kuopos vadas Vidutį Šeškas. Kaimynai ir visą laiką jau 10 metų draugaujam, padedam rokiškėnam. Mes esame iš Tverečiaus užkardos, pristatom pasieniečių profesiją, naudojamas ginklus, priemonės, tarnybinius šunis. Esame moterų informacijos centras, tai kviečiam šiandien žmonės palikti palinkėjimus santykiuose, kad žmonės linki vieni kitiems ir sudalyvauti protmūšį. Atvykome iš Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Skatiname, kviečiame dalyvauti žmonės viktorinoje, atsakyti įvairius klausimus susijusius su sveika gyvensena. Tikimės, kad po mūsų konsultacijų, patarimų, rekomendacijų tikrai žmonės daug daugiau sužinos apie sveiką gyvenimo būdą ir daugiau rūpinsis savo sveikatą. Labai gera, tik trasa, labai gerai organizuotas sužymėjimas. Eidam 18 km, tiesiog smagiai leidžiam laiką gamtoj. Labai smagu praeiti tokiu istoriniu maršrutu. Labai geras poilsis, gera kompanija. Tokia įspūdinga gamta. Tik tai kviečia eiti. Ačiū Jums, kad organizuoja tokius renginius. Ačiū.